Išsirinkti naują šviestuvą niekada nebuvo lengva. Juo labiau sukurti vientisą, jaukų ir gražų interjerą. Čia į pagalbą ateina šviestuvų ekspertai. Štai jums medžiaginiai šviestuvų gaubtai, rankų darbo, vienetiniai ir iš jūsų pasirinktos medžiagos. Audinio, tapeto, tiks net laikraščio skiautė. Žmogus gali atnešti ir savo audinį. Pavyzdžiui, gali būti užuolaidų, baldų gobelenų ar paprastą audinį, kuris tiesiog užsivolioja netgi namuose. Ir užbaigti kokią gražią juostelę arba, pavyzdžiui, Swarovskio krištalais. Mes laminuojame arba kitaip klijuojame medžiagą ant apsauginio plastiko, kuris yra karščio atsparus. Tai duoda galimybę klijuoti bet ką, netgi retkarčiais tapetus arba fotoroletus. Tokie gaubtai gali būti sukuriami lubų ar stalo šviestuvams, toršerams, pakabinamiems šviestuvams. O ir minėtas vidinis plastikas nebūtinai turi būti baltas. Gal aukso ar sidabro spalvos? Fantazija neribojama, o kūrybingumui paskatinti galima žvilgtelti į roletinių audinių katalogus ir pasirinkti iš jų. Roletiniai audiniai yra ypatingi tuo, kad jie yra labai patvarūs ir yra impregnuoti. O tai labai palengvina namų ruošą. Pirma, išsirenkame norimo šviestuvo dydį, spalvą, medžiagas ir apkraštavimus. Tai sudėtingas procesas, kurį atlieka darbščios rankos. Visų pirma, yra imama viela. Ta viela yra dažoma, po to ta viela pagal išmatavimus iškerpa apsauginį plastiką, ant jo laminuoja audinį ir jau sumontuoja kartu vielą, tos skritulius su plastiku ir tokiu būdu tiesiog jau po to užbaigia juostelė. Uždėkite naują gaubtą senam šviestuvui ir taip prikelsite daiktą antram gyvenimui. O ir gamybos procesas ilgai neužtruks. Eglės ir Tomo miegamajam Ardena dovanoja šviestuvą ir toršerą.